Nors esu ir ne druskininkietis, bet žmona ir vaikai druskininkiečiai, pats esu iš mažo Žemaitijos miestelio. Augau apsuptas gamtos, paprastumo, tai ir druskininkai man kaip tikri namai. Atidarėme savo odontologijos kliniką Sana nuo lotyniško žodžio sveikas, žinodami, kad šypsena yra daugiau nei tobuli dantis. Sveika šypsena ir dalis kūno sveikatos, ir pasitikėjimas savimi, emocinė gerovė, kas labai svarbu. Su kolegomis manome, jog nesate tik pacientas, esate mūsų bendruomenės dalis, o mes esame čia, kad išklausytume, patartume, įkvėptume. Norisi suteikti žmogui daugiau nei tik atlikta procedūra ir paleidimas namo. Mes atidarėme šią kliniką, nes mus džiugina galimybė padėti, matyti, kaip šypsenos tampa sveikesnės, o pasitikėjimas savimi stipresnis. Investavom į moderniausią įrangą ir technologijas, norėdami užtikrinti, kad sprendimai būtų tikslūs ir efektyvūs, pritaikyti būtent jums. Kiekvienas mūsų gydymo pasirinkimas yra paremtas nuoširdžių rūpesčių ir pagristas mokslu, nuo aukštos kokybės medžiagų iki to, kaip elgiamės su jumis, nes esame įsitikinę, kad jūsų sveikata yra neįkainojama. Mums odontologija yra daugiau nei dantų gydymas, tai pasitikėjimo savimi kūrimas. Manau, kad žmogus išėjęs su plačia ir sveika šypsena, išspręstomis problemomis, malonia patirtimi bus patenkintas. O mes to ir siekime. Tai mus džiugina.